nereikia to sandėlio, gali va su Reiskaru. Pravažiavau pirmas 20 minučių, tai mašina veikia, viskas su ja gerai. Netgi geriau veikia negu tikėjausi, nes čia yra paprasti amortizatoriai, tiesiog žemintos spyruoklės, padangos ne visai naujos, bet vis tiek su viena stabdymo zona, patį pirmą išvažiavimą sezone, minutė 26, kačerginiai, tai sakyčiau yra visiškai nebloga pradžia, kaip 325 pirmą kartą važiuojant, tai manau, kad pažiūrėsim ir bus toliau tik geriau. Pati mašina tai tikrai labai gerai laiko, prasme, nei ten bėgo kokie skyšiai, nei ką, tik tai pastebėjau tą, kad reikia būtinai stabdžių geresnių, nes dabar yra paprastos, ale Brembo sportinės kaladėlės, paprasti diskai ir stabdymo trūksta tikrai. Bet jau esu užsisakęs CL kaladėlės, ateityje turėtų būti geriau.
Žodžiu, baigęs 2 valandų treniruotę. Geriausią laiką įsukau minutę 24:05 ir būčiau tikrai įsukęs geresnį laiką, bet stabdžiai pradėjo dinginėti labai. Tai vienas dalykas, kad kaladėlės visiškai standartinės, o kitas dalykas, kad stabdžių skystis nepasitikrinau, bet irgi atrodo, kad liktai standartinis ir jisai užvirė ir šovė. Tai su dinginėjančiais stabdžiais jau geresnio laiko niekaip negalėjau įsukti. Bet, kaip pasakyti, pamokos kitam kartui, stabdžiai ir viskas. Ir gasuojam toliau. Ir aišku, slėgius. Iš pradžių pasižiūrėjau slėgius 2:1, 2:2 laikiau ir tada laikas buvo geras, o paskutiniam sesijom nebekeičiau. Ir buvo užkilę iki 2,5. Tai slidžios padangos. Ir ruošiamės namo važiuoti, bet vat stabdžių, žodžiu, neatlaikė slėgio, šovė ir tada pradėjo dinginėti stabdžiai. Sakau, kitam kartui pasimokom. Viskas, susikrovėm ratus, įrankius, važiuojam namo. Tai pirma treniruotė šį sezoną apskritai yra baigta. Rezultatas geras, mašina atlaikė, kaip mes važiuojam su ja. Laikas pasiektas irgi geras buvo, minutė 24:05. Manau, kad tikrai galima pagerinti dar tą rezultatą. Pamokos kitam kartui reikia stabdžių. O šiaip viskas praėjo gerai ir važiuosim kitą kartą.